Ai, mes bendraujam, okei. Esu Osvaldas, studijuoju informatikos inžineriją antrame kurse. ICU aš esu šiuo metu ambasadoris, tai supažindinu, turbūt taip reiktų sakyti, studentus su ICU veiklomis. Tai aš esu Kamilė, studijuoju taikomąją chemiją, esu antram kurse ir esu ICU ambasadorė. Tai visų pirma, man tai yra tarptautiškumas, naujos galimybės ir savo asmeninių kompetencijų kėlimas. Tai turbūt tarptautiškumas, nes prieš tai buvau tarptautiniai organizacijai, KTU iš pradžių, tai man labai patiko tas tarptautiškumas ir turbūt tas labiausiai paskatino. Vienu žodžiu atsakant, tai galimybės turbūt, kurias gali pasiūlyti, tai tiek ir skirtingi moduliai, skirtingos žinios neleidžia to apsiriboti, tai ties viena studijų šaka. Gali, pavyzdžiui, būdamas informatikoje studijuoti architektūrą. Tai tu keli savo kompetencijas ir tu gali išmokti labai daug naujų dalykų ir susirasti bendraminčių, kurie domisi tą pačią veiklą. Tai jei gerai dabar pamenu, tai 120 kreditų turi būti pabaigęs, tai 2 metus bent turi studijuoti pilnai. O į mikromodulius tai jokių. Tai tiek iššūkius... Koks šitas sunkus man klausimas, negaliu. Tai rekomenduojama aplikuoti nuo 3 kurso, bet jeigu studentas yra motyvuotas, tai gali aplikuoti jau ir nuo 1. Labai daug, tai 0 eurų. Tai iššūkiai yra labai įvairūs, jie gali būti technologiniai ir gali būti susiję tiek su pačiu komandos formavimu, tai čia dabar, kiek mačiau, tai yra susijęs ir su aplinkosauga, ir su team buildingu, tai būtų tokie. Visų pirma, tu keli savo kompetencijas įvairiose srityse ir tuomet tu gali praturtinti savo CV ir gali gauti balą prie talento stipendijos, kas irgi yra labai smagu. Turbūt 2 didžiausias naudas, tai 3 didžiausias naudas, tai žinias, galimybę pakeliauti ir viskas nemokamai. Ne. Jeigu, pavyzdžiui, aš studijuoju taikomąją chemiją ir noriu išmokti kažko apie team buildingą, tai drąsiai galiu. Tai nemažai universitetų siūlo atvykti pas juos, kur buvo organizuojamas iššūkis, kad pristatytumėm rezultatus, o pats KTU dažniausiai išlaidas padengia. Yra įvairūs studentų susitikimai ir hackathonai. Gali vykti į susitikimus įvairius su kitais ICU studentais, į forumus vykti, bendrauti, tobulinti patį ICU. Europoje. Tai iššūkius organizuoja įvairūs universitetai iš Europos šalių, o patys tie susitikimai tai vyksta online. Mišriai, daugiausia nuotoliu, bet priklausomai nuo iššūkio, tai gali būti, kad gali vykti ir kontaktų. Tai iš tiesų iššūkiai gali trukti nuo 3 dienų iki kelių mėnesių. Minimaliai reikia turėti bent B2 anglų kalbos lygį. Gerai. Tai viskas. Viskas? Jo. Neskaudėjo. Čia taip labai trumpai. Gerai, tai tiek viskas. Visi klausimai. Labai trumpai čia. Ačiū.